Labas rytas, šiandien balandžio 3. Ir vėl žmonės siunčia man tokias informacijas įdomias, pasižiūriu. Taip, net kartais nesitikiu, bet pasirodo ir tokių dalykų būna. Man jau, nežinau, kartais atrodo, kur tas dugno kaip ir nėra. Taigi šiandieną mes persikeliam į Kristaus palietimo. Šiandieną dar ne pirmą kartą persikelsim. Būtent žmogelis, kuris perduoda mikrofoną Tadui, jisai labai įdomiai kalbėjo apie dešimtinę. Tikrai padarysiu reportažėlį. O dabar paklausykim Tado Daujoto. Šalom bažnyčia. Noriu pasidalinti svarbią informaciją. Balandžio 11-13 dienomis bažnyčioje bus šventė. Tai yra konferencija Izraelio tematika. Ar jūs džiaugiatės, kad tokia konferencija bus? Ir ne konferencija, o seminaras. Ir seminaro tema Izraelis ir bažnyčia paskutiniaisiais laikais. Ir aš manau, kad labai svarbu yra suvokti tai, kas vyksta šiandien. Ir nereikia vertinti per politinę prizmę, bet visą laiką reikia vertinti per Dievo žodžio prizmę. Ir kai kurie žmonės tengiasi būti politiškai korektiškais, ir kai ten eina kalba apie Izraelį, jie nori būti politiškai korektiški, bet aš galvoju, kad svarbiausia būti bibliškai korektiškais. Amen? Ir pas mus atvažiuoja nuostabūs svečiai, tai yra tokia organizacija International Christian Embassy in Jerusalem, tarptautinė krikščionių ambasada Jeruzalėje. Tai yra turbūt pati didžiausia krikščioniška proizraelinė organizacija, kuri buvo įkurta 1980 metais. Ir tais metais iš tikrųjų Izraelis paskelbė, kad Jeruzalė yra nedaloma Izraelio sostinė. 67-ais, kaip pamenate, buvo 6 dienų karas, buvo suvienyta Jeruzalė, įvyko Biblijos pranašystės, kad Jeruzalė vėl tapo vieninga, nedaloma. Ir 80-aisiais Izraelio parlamentas, Knesetas priėmė tokį įstatymą, kad Jeruzalė yra būtent nedaloma Izraelio sostinė. Ir tuomet apie 13 ambasadų, jeigu neklystu, buvo užsienio šalių ambasados buvo Jeruzalėje, jos nusprendė išsikraustyti iš Jeruzalės. Bet krikščionys pasakė, palaukit, mes nesutinkame su tuo, ir buvo įsteigta organizacija, kurią pavadino Tarptautinė krikščionių ambasada Jeruzalėje, ir jinai, ta prasme, kaip Dievo ambasada Jeruzalėje yra nuo 1980-ųjų. Ir šita organizacija jinai yra išsiplėtusi per 170 šalių ir 90 su viršum šalių turi savo atstovybės. Deja, Lietuvoje atstovybės nėra. Kol kas, iki to mūsų seminaro atstovybės nėra. Buvo prieš 15 metų, jeigu kas pamenate, buvo gyvybės žygis ir Michaelas ir Fausta Mas buvo atvažiavę, tai jie tuo metu buvo kaip ir tokie tarptautinės krikščionių ambasados Jeruzalėje direktoriai, bet jie įvykdė savo misiją, grįžo į Ameriką ir vėl Lietuvoje šitos organizacijos atstovybės nebebuvo. Bet turiu gerą naujieną, kad šito seminaro metu, į kurį atvažiuoja viceprezidentas šitos organizacijos, Modžmir Kalus, mūsų pastorius Arvydas bus išventintas į Tarptautinės krikščionių ambasados Jeruzalėje direktorius Lietuvai. Pasirodo, dabar į direktorius reikia išventinti. Visur skiria išventins. Man aišku įdomu, kodėl į direktorius. Gal iš karto reikėjo karūną dėti ir jokių problemų nesidaro. Dar kitas klausimas, o už kokius nuopelnus jau Arvydui tokia garbė? Tai dabar jau jie čionais ir pastoriai, ir direktorienės, ir apaštalai. Ai, kiek titulų. Ai. Tuoj pradėsiu pavydėti, žinokit. Kažkoks košmaras. Niekaip nesuprantu, ką jie čionais išdirbinėja. Bet patys suprantant, dabar jau yra išventintas direktorius. Tai tik tais tiek šiandieną.